Sveiki visi. Taigi, pagaliau rinkimai. Ir palei visus ženklus, palei viską, manau, kad sveikas protas tikrai nugalės. Taigi, nekantriai visgi laukiam rytojaus ir žiūrėsim, kas kur, kaip, kame. Įdomu, kas liečia tą temą. Buvo čia, turėjau tokių ir susitikimų, ir pabendravimų, kaip sakant, į sumą sumetė. Ir labai ryškiai matosi, kaip sakiau anksčiau, kad dabar yra metas jau ne kada įrodinėja žmogus, sakykime, žmonėms, kad tai yra tiesa, o dabar yra tiesiog pasirinkimas, kas eina už melą ir blogį, už blogį ir jo, sakykime, visą kitą, o kas eina už tiesą ir gėrį. Ir dabar visas pasaulis ant to dalinasi. Aišku, ko žmonės sulauks pasirinkę tą ar tą, manau, nereikia čia spėlioti daug. Ir kiekvienam aišku. Tik atminkit vieną. Visi įsivaizduoja, kad tie dalykai trunka tūkstantmečiais, šimtmečiais, dar kažką. Dabar per paskutinius 10 metų, sakykime, viskas, kaip matot patys, taip mainosi, taip persimaino, kad tikrai tie dalykai nebelauks nei šimtmečių, nei dešimtmečių. Viskas vyksta čia ir dabar. Jūs pasižiūrėkit, čia tiesiog akivaizdu, nėra ką žiūrėti. Tai va, bendravau tiek su jaunu tokiu vaikinuku, su porelė, tiek ir su virš 70 metų moteriška. Ir vieni ir kiti paklausė apie rinkimus, tai praktiškai yra pasakymas, kad nebalsuosiu. Nes esmė, kad nėra už ką. Aišku, jaunimas kaip bebūtų, tikrai pamačiau, kad jie nesidomi politika. Ir kodėl? O todėl pasirodo, kad to viso šlamšto, sakykime, kaip šiukšlinėje yra tiek prigrūsta iš visų tiesos ir melo portalų, kad jau ten kažką atrasti, kažką naudingo, sakykime, pačiam žmogui, jau yra sunkiai įmanoma. Nes dabar jau gaunasi kaip, faktų 9 galybės ir yra, įsivaizduokit, kaip būtų taškiukai. Vieni vienos spalvos, kiti kitos, kiti 10 ir tų taškiukų visas milijonas ir ką renkiesi. Jeigu pas tavęs nėra suvokimo pagrindų tų, tu nežinai, kokias spalvas rinktis, ką iš tų spalvų dėlioti. Tai va ir čia. Ir tose šiukšlėse jaunimas paskęsta. Aišku, dauguma ir ant telefonų gyvena, ant viso kito, bet net ir po biškį įmetamos kruopelytės jiems sudaro vaizdą. Ir jie ką mato? Kad jie, tiesiog jie nežino, ką sakyti, nes nenusimano apie tai. Kas yra dokumentika, žmonės nežino, kad tai yra įdokumentuota. Tai dokumentinis filmas, tai yra realiais faktais dokumentaliai patvirtinta. Tai reiškia, kad tai yra, tai ką sako, yra, remiasi įrodymais. Ne šiaip savo kokiam teorijom, o įrodymais. Ir paprasčiausiai jaunimas to nežino. Paklausė, ką nors, supranti, apie chemtrailus paklausiau, ar ką nors domėjaisi, ar ką. Tai, kaip sakant, su šypsena buvo, bet sakė, aš sako, nežinau, nesidomėjau, bet nemanau, kad čia, gal taip. Ir ką tai sakau, gerai, o kodėl nepaėmė Interio, neįsivedė, sakykime, chemtrailai, ar dar ką nors tokio, kodėl nepasižiūri, nepasidomi? Atsakymo, aišku, nebūna. Ir tada papasakojau gabaliuką, aš prisimenu dokumentinį filmą, kuriame pasakoja tiesa, tai yra baisiosios Rusijos dokumentinis filmas, kur šnekėjo, čia jau buvo prieš kokį 15 metų, aš tą filmą žiūrėjau, šnekėjo
kaip vadina, nu jau pensininkas, karininkas, išėjęs į atsargą, taip sako, nu pensininkas. Ir pasakojo, nuo ko tai prasidėjo, vat, Tarybų sąjungai, kad prasidėjo prieš olimpiadą, kai gavo iš savo vadų įsakymą iš pačių viršūnių užtikrinti gerą orą olimpiados metu. Nu ir kad kaip jie ten ir juokiasi ir viską, ir anekdotus pasakojosi tarp savęs, nu nes visgi supranta kas kur kaip, nu ir sako į vakarą visiems, kad kai būtų dašilo, kad jeigu tu neįvykdysi įsakymo, reiškia, tu netinki pareigom, reiškia, kažkas skris iš kėdžių ir bus riesta. Taigi jie visgi mąstė ir sumastė, kad kilo mintis vėliau, kad reikia sausą ledą tarkuotą išbarstyti ant debesų, nes ledas drėgmę sukaupia, kondensuoja. Nu ir pabandė jos, rado, kaip sakant, debesuką, staigiai pakėlė lėktuvus, prašiaušė, viskas, lietutis gražiai iškrito, viskas buvo labai gražu. Tai va, ir nuo to prasidėjo. Taigi, vat, elementarus dalykas, kada reikia visgi pasigilinti, kas kur kaip. Tai ir va čia noriu tokį, aišku, jau 6 minutės šneku, tai šiais laikais tai yra be galo daug, bet noriu paliesti tokį dalyką, kad žmonės, gerai, tą padarysiu kitą gabalėlėje.